stiprinate visą komandą. Tai taip ir turėjo būti, negalėjo būti kitaip. Kaip su Jonu? Ar jis jau įsiliejo šiandien? O kaip jis gali įsilieti po pirmos treniruotės? Vyko tik viena treniruotė, kuri buvo skirta metimam, derinių kartojimo ir kažkiek tai fizinė pasirengimą. Ar jisai treniruos pagal tokią specialią programą, ar bus visais? Be abejo, nes kad jis treniruosi su visais. Aišku, mes turime atsižvelgti į jo individualias savybės ir gerinti tai. Bet dabar yra toks metas, kada reikia pasivyti. Tuo labiau, kad praeitą ciklą ir Lino neturėjom. Taigi tai, ką darėm praeitą ciklą, reikia dabar kartoti. Treneriai, netrukus prasidės draugiškos rungtynės. Ar jūs ketinate registruoti visus krepšininkus? Ne, turbūt kai kurie krepšininkai nežais vienas rungtynės, kai kurie kitas rungtynės ir taip toliau. Treneri, kaip galėtumėt pakomentuoti fizinę pasirengimo stovykloje rezultatus? Kas nuvylė, kas pateisino lūkesčius? Niekas tikrai nenuvylė, esu patenkintas, kaip vyrai dirba, jau ne kartą tą minėjau. Kol kas viskas normaliai. Gal išryškėjo kokios problemos, silpnosios vietos jau kažkas? Kaip sakot? Galbūt jau išryškėjo kažkokios silpnosios vietos problemos, ar visi sveiki traumų? Galbūt aš atsakysiu, tai bendrai treneris negali kalbėti apie komandos silpnas vietas. O ar visi sveiki, nėra traumų? Labai mažų nusiskundimų, kaip visada yra, tai kažkas tam galvas suskausta, dar kažką užsigauna, pasitempia truputį, bet džiaugiamės, kad visi galim suvalgoti. Šitoj stovyklai kokius tikslus keliat ir ar specialiai draugiškom rungtynėm ruošitės? Tikrai pirmom, dviejom, trijom draugiškom rungtynėm tikrai nesiruošim konkrečiai. Žiūrėsime savo problemas, gerinsim savo susižaidimą, žiūrėsime, kur stringam, taip pat bandysim savo gynybos sistemas ir žiūrėsim, kas iškrenta. Ir konkrečiai varžybom, kad žudbūt laimėti ir kaip sakant, skaudint varžovus ir analizuoti per daug tikrai šitam nesiruošim. O šioje stovykloje ką darot konkrečiau? Dabar reikia pasivyti prarastą laiką, dabar dar kartą kartuosim labai daug derinius, kuriuos jau išmokom ir buvo dar palikti deriniai didiesiams, kadangi Jono nebuvo ir Lino nebuvo, taip kad turi pasivyti laiką. Kalbant apie Joną, ar nebus jiems sunku pasivyti taktinį pasiruošimą? Tai dabar žiūrėsim, koks jisai gabus. Sakykit, trenerio, pavyko draudimo klausimus išspręsti po vienos? Žinau, kad sprendžiama. Aišku, mūsų norai, kad tai būtų kaip galima greičiau išspręsta ir tikimės, kad tai bus kaip galima greičiau išspręsta. Žinom tai, kad viskas jeigu norime, sakant, ramiai pradėti toliau dirbti, nes čia ne tik Lavrinovičių klausimas, bet dabar ir Lino Kleizos klausimas. Tai, kad Kleiza treniravosi su aukštaūgiais, reiškia, kad... Prašau? Tai, kad Kleiza treniravosi su aukštaūgiais, reiškia, kad matot būti ketvirtoj pozicijai? Didesnę dalį matau į ketvirtoj poziciją, bet be abejo naudosime ir Treneri, ar papildomai gal motyvuoja, šiek tiek įkvėpia tai, kad 20 metų Europos čempionate pernai Slovenijoje buvo auksas? Nesusimačiau, gerai, kad jūs priminėte. Čižauskas vienas iš jų. Gerai, kad priminėte, sakau, nesusimačiau. O pajūrį vien salėje dirbsit? Taip. Treneri, žaidėjo, ta problema visada tokia būna aktuali, ar dėl to Vytenis Čižauskas nepatiria kažkokio spaudimo papildomus, kaip jis įsivaizduoja? Jeigu taip kalbėti, Vytenis Čižauskas yra vienintelis tikras žaidėjas. Ir gauna jis papildomas užduotis, ir gaus toliau tas papildomas užduotis. Nu kaip? Dabar visi kaunasi už tą vietą būti pasaulio, patekimą į rinktinę. Pateks, nepateks, tai viskas prasidės, visos analizės, komandos, tolimesnis šlifavimas, peržiūros, analizavimas, jau kada prasidės kontrolinės rungtynės. Dabar yra, kaip sakant, sudėdamas pagrindas, nuo ko prasideda namo statyba. O tada jau su video, su aiškinimais, su visko jau prasidės viskas apdaila. Bet jūsų akimis, kaip jis pats įsilėjo, kaip jis jaučiasi? Jis toks drąsus vyriokas, ko mums reikia, o kaip toliau bus, kiek jisai pagerins savo
metimą, kiek jisai sugebės komandai vadovauti, kiek nenusileisti kai kurių nuomonė, tai priklausys tik nuo jo. Mes jam suteikėm šansą, jis išnaudos tą šansą ar ne, tai jau jo. Ar jums primena jis jauną Jasikevičių? Ne, neprimena. Treneris žaidėjai yra minėję, kad kol kas dar nejaučia vienas kito, tai čia natūralu yra, ar jie per daug skirtingi? Čia yra natūralu, jūs užduodat klausimus, jie atsako. Tai suprantat. Dabar čia jaučia, nejaučia, tai čia. Kažką reikia atsakyti. Ar galite palyginti šitą rinktinę su 97-ųjų, kai pirmą kartą rinktinės vairo talentų, žaidėjo pasirinkimo prasme, pozicijų prasme? Nu, tai labai skirtingi dalykai, nes kada išėjo Sabonis su Marčiulioniu ir dar kai kurie patyrę žaidėjai tuo metu paliko komandą, tai praktiškai aukščiausiam lygiui žaidė vienas Karnišas. Tuo metu ir Žalgiris nežaidė aukščiausiame ešelone ir tie visi žaidėjai, kurie buvo rinktinėje, jie nebuvo ragavę to aukščiausio lygmens krepšinio. Dabar mes turim žaidėjų NBA, dabar mes turim žaidėjų, kurie žaidžia Eurolygoje, aukščiausiame ešelone geriausiam, taip kad visiškai skirtingi dalykai. Galima sakyti, kad po Sabonio išėjimo dabar rinktinė turi stipriausią priekinę liniją po Sabonio išėjimo. Žinote, atsakyti iš karto į šitą klausimą aš negaliu, nes man reikėtų pasėdėti, apgalvoti, pamastyti, nes taip ekspromtu tada buvo be abejo, nes Sabonis yra Sabonis. O kokia dabar dar ta bus priekinė linija, kaip žais priekinė linija, kad atsiskleistų. Irgi jam reikalingas tas Svetys, kuris kamuolį paduoda į tą priekinę liniją. Šalia Sabonio buvo ilgą laiką Marčiulionis, kas darė jų tą tandemą tokį labai stiprų. Kaip dabar bus, pavyzdžiui, tam pačiam Jonui Valančiūnui ar Jevtokui, reikia dar kažkas, kad papastuotų kamuolį po krepšiu, ypač tai įvertinant, kad jie yra labai greiti, kad jie labai gerai stato užtvaras, greitai kerta. Tai vėlgi, jeigu ten vėluos perdavimai, tai jau kieno bus ta problema. Mantas Kalnietis. Nu, tai jūs dabar jau mane kaip darželį arba pradiniai klasė viską egzaminuot. Pamatysim, palauksim varžybų, pamatysim, tada galėsim po truputį atsakinėti kitus. Čižauskas su Jonu yra kartu žaidę, ar bandė jau kartu dėti? Jie šauniai nuėjo tą etapą, pirminį etapą, tą visą jaunių amžių ir dabar matysim, kaip bus tam vyrų jau amžių. Čia bus viskas sudėtingiau, kiti greičiai, kiti galingumai, sprendimų priėmimas turi būti daug greitesnis, atsakomybė didesnė, įtampa didesnė ir taip toliau, taip toliau. Tiek žurnalistų nesusirinkdavo jauni treniruotės. Mes dar jauni buvome. Jūs dar jau. Treneriai žiūri plaukimo čempionatą, kaip Meilutytės vertina.